Galės praeiti tos Kalvarijos kryžiaus keliais, nebūtinai eidami būtent į tą vietą, galėdami išeidami iš rūmų apsilankyti ir pajusti tą Dievo palaimą, kurią suteikia būtent šie nuostabūs statiniai. Tad jinai paima ir padaro. Ir prasidėjo, reiškia, parodų maratonas. Aš noriu šnekėti apie tai, kad ši autorė visiškai neklauso manęs. Tai man patinka, kad neklauso, nes žmogus turi nuomonę. Įsiveržytinio atrodo, kaip čia, žalias, vos ne tonas, vos ne per purvelį. Šita pasirinkta tema labai autoriai yra artima, jie jaučia ir kadangi nėra jokio tokio dirbtinumo, nėra noro kartais, žinot, motyvą aš imsiu, dar pagražins. Ir kaip kada liaukai bjauriu. Su vienu punktu sutariau, taip kad ne visada reikia klausyti, bet ten, kur kartu mes kažką įsiaiškinom. Aš pažiūrėjau visai kitaip į kryžiaus kelią. Kadangi jį puikiai mintinai žinoti vieną atstumą ir koplyčią, pavyzdžiui, šitą pažiūrėjau, čia yra rotušė, dviejų aukštų vienintelė koplyčia, kuri yra ant aukšto gražaus kalno, kur vyksta labai įdomiai, vieni maldininkai sėdi pirmam aukšte, kiti jau antram, vieni kalba čia savo Afrikos didelės rasite, jau vykstant ir poniai Alpaiva, kad yra gyvūną turėti saugoti. Dalį va šitie paveiksliukai, jie man iš vis labai, širdžiai tokie artimi. Todėl, kad labai daug žalios spalvos, žalia spalva pati traukia tą gerumą, tą tokį. Aš, pavyzdžiui, už tai va dabar jau dar antrą kartą peržiūrėti, todėl, kad man tikrai gražu. Jaunystėje tai yra vaikystė, bet man taip jau neišėjo, kad aš galėjau mokytis, studijuoti, kaip sakant. Na, o išėjusi pensiją, dairiausiai žiūrėjau, kaip tai, kur buvo tas sausio 13, padariau ten tokį paveiksliuką ar paveikslą, kaip čia pasakus, gal truputį didesnį negu tie. Na ir taip pataikiau į vieną tokią parodą. Mokytojas, ponas Bidžiūnas, ir mane priėmė, na, žinoma, teko kartais ir paverkti, ir bardavo labai, na, bet ką padarysi, taip jau reikia. Jeigu, kaip sakant, nesakys, kad yra blogai, tai neišmokti gerai. Tai va, aš esu labai, labai dėkinga šitam klubui, šitam brangiam mokytojui ir visiems jums, visos mūsų moteris. Ir, na, va, tiek aš ir tiek galėjau, ir labai nuoširdus ačiū, kad šiandien jūs esate čia. Kad aš labai laiminga, kad jūs visi šiandien čia. Puiki paroda, kadangi aš kaime gimęs, kaime augęs, tai man labai malonu žiūrėti šitos paveikslus visus, prisimint savo vaikystę, savo jaunystę, tos kaimo vaizdus yra nuostabu. Čia yra Baltaragio malūnas arba Velnio nuotaka. Taip negalėjau pavaizduoti, norėjau pavaizduoti, na čia, sakysim, senovinė bažnyčia yra, ten Baltaragio malūnas, čia yra Jurga, va kaip matot, čia yra jaunituri, čia yra senoviniai kaimai. Dabar vienas iš jų, čia va yra kodėl va šitą tapiau, todėl kad bus tarptautinis toksai senovės tapimo kaip konkursas apie duoną. Tai va, čia mano tėvelis veždavo duoną 10 kilometrų. Čia yra mano tėviškiai. Man matau, čia kiek atsimenu, kiek atmintis leidė. O čia yra mano tėviškiai. Druskonė taip ir yra, Druskonė ežeras vadinasi. Kūryba, nu tai čia visur yra kūryba, bet dabar čia yra netoli Druskininkų
slėnis yra toks Reigardo slėnis. Ten, jeigu nuvažiuosite kada į Druskininkus, būtinai nuvažiuokit į Reigardą. Čia yra. Šiek tiek mes esame matę tos kūrybos nuotraukose, trupučiuką matę, irgi pas mums buvo darbovietėje iškabinti tie paveikslai, bet šiandien, kai atėjom ir pamatėm, tai mes buvom tiesiog pritrenktos. Mums labai patiko, tikrai nuostabus paveikslai. Ir, reiškia, tai ir mes taip... Autorė nori palinkėti, kad jinai neprarastų savo energijos, savo norų, dirbti, piešti, tapyti šitaip gražiai, kaip tapo šios paveikslus, kad kiti paveikslai būtų dar puoštesni, dar gražesni, dar geresni, kuo daugiau. Tuo bus maloniau žiūrėti visiems lankytojams. Ilgų kūrybingų metų piešti ir piešti.